Calebas Wilsonas, tai yra vienas atletiškiausių mano suvokimu šitos biržos žaidėjų, labai spraigus, staigus, labai sprokstantis, labai efektingas. Įspūdis, kurį pavyko susidaryti, kad tai žaidėjas, kuris koledže pakankamai daug žaidė nugarą į krepšį, ko jisai NBA lygoje nedarys, nes neturės tokių fizinių pranašumų, kokius turėjo žaisdamas tame lygmenį. Ir taip pat, kad tai yra labiau veržikas negu metikas. Tuo pačiu tai yra žmogus, kuris neturi labai geros kamuolio kontrolės, bent jau šiai dienai. Šiaip Wilsono tie fiziniai duomenys ir išmatavimai buvo tokie pakankamai... Jo rankos lyginant su ūgiu yra gal tik tais apie plus 2 coliai. Jo, sakyčiau, didžiausias klausimas yra būtent tai, kaip tas jo žaidimas puolime išsitransliuos. Atkreipsiu dėmesį į tai, kad Šiaurės Karolinos universitetas turėjo tragišką gynėjų liniją. Labai daug to puolimo kūrimo buvo permesta būtent ant Calebo Wilsono ir to paties Henry Vesaro. Calebas Wilsonas yra, sakyčiau, unikaliai gebantis ir talentingas kurt progas iš tų vadinamų grab and go situacijų. Tai yra atsikovot kamuolį ir be perdavimo tiesiog pats nešti į kitą aikštės pusę. Ir tai yra žiauriai naudingas įgūdis per tą pusę, kad jisai kūrė labai daug galimybių tranzicijai, o Bullsai buvo viena iš dažniausių tranzicijos komandų. Tai jo tas žaidimas stilius koledžiais tai turbūt buvo artimesnis 5 numeriui negu 4, bet jo fiziniai duomenys jam tikrai neleis žaisti 5 numerių, arba jeigu ir leis žaisti tikrai labai nedidelę laiko dar ir specifinėse line-upose tik tai. Tai tu turi per paskutinius 3 draft pasikvietęs 4 žaidėjus, kurie plus minus panašioj pozicijoje žaidžia. Vienas iš tų žaidėjų yra Matas Buzelis. Bus labai įdomu stebėti, keičiasi pasikeitus Chicago Bulls vadovybei, tas jų požiūris į Matą Buzelį, ar jie jį tebe mato kaip savo kertinį franšizą žaidėją. Man tai šiek tiek neramina Matą Buzelio perspektyvom, ką tai reiškia, nes jeigu mes darom prielaidą, kad Matas Buzelis yra 4 numeris ilguoju laikotarpiu, tai Calebas Wilsonas visiškai šitą poziciją ateina ir jis Buzelį. Bet aš tai sakysiu, kad jeigu Calebą Wilsoną turėtų neraminti, kad Matas Buzelis žaidžia 4 numeriu. Jeigu Buzelis būtų išmainytas, pavyzdžiui, dabar į Bucksus ir Bucksai paimtų Calebą Wilsoną, aš kur kas daugiau nerimaučiau negu dabar. Aišku. Šituo atveju, tai žinok, nemanau, nes būtent yra pasikeitusi franšizės valdyba, yra pasikeitęs vyriausiasis treneris ir šūdinoj Bullsų komandoje visai simpatiškai atrodė. Nemanau, kad tai yra kažkokie jau, žinai, didžiuliai antpečiai ir nuopelnai, dėl kurių tau kažkas suteiks kažkokios papildomos laisvės ar